Sveiki visi. Sveiki visi, mėly kolegos, mėly pirmakursiai. Pirmąją mūsų naujų mokslo metų dieną. Sveikinu visus filosofijos, psichologijos, socialinio darbo, socialinės politikos ir sociologijos bakalaurantus. Taip, jūs bakalaurantai, jūs jau įstojote į mūsų universitetą ir nuo šios minutės esate mūsų akademinės bendruomenės. Nuo tos minutės esate mūsų akademinės bendruomenės nariai. Taip pat sveikinu edukologijos, filosofijos, kriminologijos, psichologijos, socialinio darbo, socialinės politikos ir sociologijos magistrantus. Tikiuosi, kad vienas kitas galbūt čia esate. Esu tikras, kad dauguma jūsų, kurie pasirinkote mūsų fakultetą, kuris yra seniausias ir kartu moderniausias, tikrai nesuklydote. Ir pabandysiu trumpai atsakyti į klausimą, kodėl. Kodėl aš taip manau. Kaip žinia, pastaraisiais metais stojančiųjų į Lietuvos universitetus mažėja. Tai lemia ir demografiniai, ir globaliniai veiksniai. Mažėja vaikų, vis daugiau atsiveriame pasaulį, vis daugiau emigruojame. Na, galbūt ne emigruojame, bet vis daugiau keliaujame po tą pasaulį, globalų pasaulį. Ir mažėjant abiturientų ir stojančiųjų, kova dėl jūsų, drįsčiau pasakyti, ne protų, ne sielų, bet jūsų krepšelių kova intensyvėja. Daugiau studentų pritraukiantis socialiniai ir humanitariniai mokslai dažnai tampa atpirkimo ožiais. Jie vis arčiau puolami. Aš kaip sociologas galėčiau pasakyti todėl, kad pritraukia daugiau krepšelių. Iš kitos pusės vis daugiau kalbame apie studijų globalizaciją ir nuotolinių studijų plėtrą. Dabar jau ir švietimo ministerijos pareigūnai kartais ir kai kurių universitetų administratoriai kalba apie visą mūsų pasaulį apraizgiusi interneto tinklą ir kelias prestižinės aukštąsias mokyklas, kelis prestižinius universitetus, kurie naudodamėsi tuo tinklu mokina visus jūs. Tai pigu, efektyvu ir geriausi universitetai atsiveria mums visiems. Jau ir dabar už Coursera kursus kai kuriuose universitetuose galima gauti kreditų. Turbūt žinot, kas yra Coursera. Tad kasgi kovojant dėl galių, įtakos, krepšelių ir panašiai, tokiame išsibuotame pasaulyje paveldi, išsaugo ir perduoda tradiciją. Pasaulis gerokai išsibuotas. Aš ir pats šį kartą, šią vasarą pajutau, kad kas čia vyksta? Kas čia vyksta? Į ką mes turėtume atsiremti, kad neprarastume orientacijos? Į šį klausimą atsakymas yra paprastas. Tai būtent yra profesijos. Nuolatos kartuoju šitą tezę ir kol būsiu dekanas, aš turbūt nuo šitos temos, kaip sakoma, nepabėgsiu, nes būtent didžiosios klasikinės profesijos, noriu pabrėžti, inicijuoja mąstymo būdus, įtvirtina gyvenimo formas ir nustato sprendimų standartus, kurie visi kartu padaro tas profesijas pasipriešinimo centrai jėgoms, kurios grasina stabiliai ir taikiai evoliucijai. Profesijų autoritetas yra atsakymas ir tiems masinių medijų numylėtiems verslininkams, kurie nuolat ripuoja, kad Lietuvos švietimo sistema neparengia jiems kvalifikuotos ir pigios darbo jėgos, kaip kartais jie pasako, kvalifikuotų ir pigių darbo išteklių. Mūsų universitetas tokių parengti nei gali, nei moka. Bent mūsų fakultetas turime ambicijų rengti ne darbo jėgą,
arba žmogiškuosius išteklius, bet tikruosius profesionalus. Tikrųjų profesijų cecho atstovai nuo egoistiškai savo interesais susirūpinusių verslininkų skiriasi tuo, kad tarnauja kitų interesams. Medikai, teisininkai. Jiems moka už tai, kad jie tarnautų kitų interesams. Savo raštų profesionalo veikla nuo kitų veiklų ar užsiėmimų skiriasi savo racionalumu, autoritetu ir visuotinumu. Ką turiu omeny, sakydamas visuotinumas? Mes visi pasitikime gydytojais, mes pasitikime teisininkais, mes pasitikime psichologais, mes pasitikime socialiniais darbuotojais, mes kaip visuomenė pasitikime profesionalais. Nes profesionalai turi tą ypatingą išskirtinį žinojimą, kuris jiems garantuoja tą autoritetą. Profesijų atstovai arba profesionalai skiriasi nuo verslininkų, darbininkų, biurokratų arba valstybės tarnautojų tuo, kad norint tapti profesijų atstovų reikia mokytis. Reikia socializuotis į profesionalų cechą. Ir noriu pasakyti, kad būtent šita socializacija į profesionalų cechą nenumato jokios nuotolinių studijų galimybės. Galbūt, reiškia, šiek tiek gali padėti nuotolinės studijos, gauti žinių. Bet tam, kad tos žinios taptų mūsų žinojimu, reikia tiesioginio bendradarbiavimo, reikia tiesioginio darbo kartu. Reikia bendravimo, reikia akademinės bendruomenės bendravimo, arba kaip čia sakė prieš porą metų mūsų profesorius Marius Povilas Šaulauskas, reikia bursų kiemo, reikia bursus, reikia bendruomenės, akademinės bendruomenės, kurie visi kartu siekiame savo profesionalumo, žinių, siekiame ambicijų tapti tikrais gerais profesionalais. Tokiai išskirtiniai profesijos veiklos požiūrių grupiai priklausantis profesionalai steigia savo asociacijas. Jie yra mūsų alumnai. Ir man atrodo, kad mes irgi turėtume kaip fakultetas šitą dalyką dar labiau pabrėžti, dar labiau išaukštinti. Ir dabar trumpai apie mūsų, reiškia, fakultetą dar. Mūsų, tai ką pasakiau apie profesijas, mes dabar galim pasakyti, kad mūsų fakultete bendradarbiauja keli profesiniai cechai. Yra ir filosofai, pradėsime nuo filosofų. Yra psichologai, yra socialinis darbas, yra socialinė politika, yra sociologai. Ir aš noriu pasakyti, kad mūsų fakulteto psichologai skiriasi nuo kitų psichologų todėl, kad jie yra kartu su filosofais, kartu su sociologais, kartu su socialinė politika, socialiniu darbu ir atvirkščiai. Mes turime čia tokį, sakyčiau, galimybę, galbūt dar iki galo nerealizuota, neįskleista, bet jau dabar irgi, reiškia, realizuojama galimybė iš dalies. Ir kaip tik tai turėti tokias, kiek kitokias studijas, kiek kitokias, reiškia, sąveikas ir kiek kitokį, reiškia, gyvenimą kartu. Tai vat, baigdama šį savo trumpą sveikinimą, aš noriu pasveikinti jūs dar kartą įstojus į mūsų fakultetą. Į išskirtinį fakultetą. Į vienintelį tokį fakultetą, seniausią ir vienintelį Lietuvoje tokį fakultetą. Ir pasidžiaugti su jumis kartu, kad turėsime galimybę toliau žengti profesionalėjimo keliu, toliau siekti visi kartu realizuoti savo kaip profesionalų ambicijas. Aš irgi labai džiaugiuosi, kad čia mes galėjom su jumis susitikti, nors aišku, papildomas darbas, tai puošia kiekvieną iš mūsų, tai kažkam gal čia to darbo, to džiaugsmo liko mažiau. Ir aš manau, gal aišku, mes šiek tiek tikėjomės gal mūsų gerbumo naujo dekano pasisakymo, bet Dievo keliai nenusakomi, tai tikime dar ateityje išgirsim jo platesnius, reiškia, pasisakymus. Gerai, dar porą trumpų tokių, reiškia, pastabų. Pirma, tai noriu pasakyti, kad aišku, džiaugiamės matydami auditorijoje gerbę prorektorių, lektorato darbuotojus,
vadovybė mūsų fakulteto, bet daugiausiai tai yra salėj, aišku, pirmo kurso studentų. Tai faktiškai, mėly kolegos, jūs esat pagrindiniai paskaitos adresatai, nors visus jūs vadinsiu kolegomis. Ir dar viena tokia trumpa pastaba, bet faktiškai visa istorija, kai pradėjau ruoštis paskaitai, tai tradiciškai darau visada skaidrės. Tačiau susimasčiau, kad yra pas mus ir tradicinės dėstymo paradigmos šalininkų, kurie pasisako prieš skaidrių panaudojimą. Kadangi jų nuomonė yra, reiškia tos, sakyčiau, mokyklos nuomonė, kad skaidris atbukina ir ne tik klausytoją, bet ir kalbantį. Tai galvojau, kaip čia daryti. Skaidrės, galvojau, pradėjau ruošti, tai paruošiu, bet gal nerodysiu. Tik titulinę ir pagrindinį klausimų. Bet galvoju, nes kai jau visas padariau, gal neišsisuksiu. Šį kartą reikės parodyti. Gal tam skaidrų daugiau pasakysiu, kad vis tiek reiškia kažkur atitikti ir mūsų klasikiniai, gerbimo rektoriai vardą, retorikos koncepcijai, kuri irgi nėra man svetima. Taigi, matau, tiek trumpai. Gerai. Dabar pagrindiniai klausimai. Turiu kem 5 minutės, atrodo. Taip? Tai dabar jau kem 3. Tai tokie paklausimai, mėly kolegos. Pirmiausia, aišku, apie tą darbo rinką, labai trumpai, nors gal neišeis. Tada apie karjeros savoką ir jos evoliuciją, kaip jau numatyta. Atitinkamai porą žodžių apie laimę, kiek to laiko turėsim. Ir pabaigoj apie prieskonių įtaką laimei, bet aš čia rašau pasiruošti savarankiškai, kadangi dažniausiai profesoriai laikų nebaigia. Nors aš nesu labai tikras toks profesorius, silpnas iš manęs profesorius. Bet užsikalbėti tai dažnai išeina. Tai jeigu nespėsim, pasiruošite vėliau. Taigi ką apie tą darbo rinką? Aišku, daugelis visiškai teisingai suprantate, kad studijos tai yra tik tarpinis laikotarpis. Labai gražus, gal net žavingas, bet tik fragmentas jūsų gyvenimo kelyje. O faktiškai dažniausiai studijas tapatinate, aš manau, dauguma, su profesija, kaip čia jau gerbamo dekano buvo pasakyta, su profesinė veikla, su užimtumu, su pajamom. Tai yra teisinga. Tai faktiškai tapatinat su darbo rinka. Ir jau pradžioje noriu pasakyti, kad aišku, tapatinant studijų su darbo rinka tai yra per siaura. Nors apie tai kalbėsim pabaigoje, bet jau dabar noriu atkreipti jūsų dėmesį, jeigu kas nors išeisite nesulaukę pabaigos paskaitos. Taigi, studijos tai yra žymiai daugiau. Nors aišku, darbo rinka sąlygoja žymiai dalimi studijų sėkmę, kaip ir gyvenimo sėkmę, kadangi tai, kas mums ateina iš darbo rinkos, žymiai dalimi sąlygoja tai, ko mes labiausiai siekiame. Mes nedetalizuosime, aš negalėsiu atsakyti visus klausimus. Faktiškai tik juos užakcentuosiu. Tokiu būdu geresnė padėtis darbo rinkai sudaro geresnės mūsų užimtumo galimybės ir atitinkamai aukštas nedarbas daro įtampą ir mūsų situacijai gyvenime, mūsų savirealizacijos kontekstui. Taigi čia matote, kad padėtis šiek tiek gerėja, jaunimo nedarbas. Taip ta, raudona kreivė, 26 tūkstančiai 12 metais, dabar padėtis šiek tiek gerėja, aš toj įdomis pateiksiu. Bet realiai, aišku, visą tai parodo, kad padėtis lyginant su kitom Europos šalim yra žymiai blogesnė. O iš kitos pusės turiu gerų naujienų, kad po studijų jums gali pavykti dar ilgai užsibūti be darbo. Ir tokiu būdu tą malonumą studentiško gyvenimą galima bus tikrai pagrįstai pratęsti, registruojantį darbo biržoje. Tai tikrai, aš manau, kad turit visai geras perspektyvas. Šiai dienai, rugpjūčio 1 dienai, rugsėjo 1 dienai duomenys bus po 3-4 dienų, tai jeigu reikės, tai bus galima pasitiksinti, bet rugpjūčio 1 dienai, šiuo metu naujausia informacija, buvo 8 000 absolventų registruotų darbo biržoje. Iš mūsų buvo beveik nebuvo. Tai iš Vilniaus, iš mūsų fakulteto absolventų beveik nėra. 12 metais jų buvo šiek tiek daugiau, taigi padėtis gerėja, ką aš jums ir sakiau. Viso per 13 metus buvo užsiregistravę 14 000 absolventų. Vidutiniškai jūsų baigę ateina į rinką apie 40 000. Praeitais metais atėjo šiek tiek mažiau. 12 metais buvo 13,8. Tai reiškia faktiškai panašus skaičiai, taip? Panašus skaičiai.
Ir viso jaunimo 13 metais buvo 23 000, taigi, aišku, ryšys yra pakankamai tamprus ir tikrai kontaktas su birža yra pakankamai didelė tikimybė su tuo susidurti. Nors aš nemanau, kad tai yra labai jau bloga perspektyva. Realiai čia matote bendrą struktūrą bedarbių pasiskirstymą pagal įgytą išsilavinimą ir aišku, matote, kad bedarbiai su aukštoju išsilavinimu sudaro žymiai mažesnę dalį negu kitos bedarbo grupių. Tokiu būdu galima teikti, kad aukštasis išsilavinimas yra tam tikras garantas, reiškia, nuo nedarbo ir faktiškai sėkmingo starto pagrindas. Tai tikrai rodo ne tik, reiškia, Statistikos departamento duomenys, mūsų tyrimai atliekami nuo 2000 metų. Faktiškai tikrai tai yra tiesa. O mūsų fakulteto studentų galimybės irgi yra dar geresnės negu vidutiniškai aukštojų mokyklų studentų galimybės. Tai irgi yra absoliučiai pagrįsta empiriniais tyrimais tiesa. Bet reiškia, tai, kad yra taip, kaip yra, tai neaišku, ar tai bus ir ateity. Todėl reikia pažiūrėti šiek tiek į priekį, kaipgi čia kas keičiasi ir kokios yra bendros tendencijos. Tai čia jau buvo pasakyta, kad jūs esat labai sėkmingi, pirmiausia, reiškia, universiteto steigimo kontekste, čia gerbiamas prorektorius jūs informavo, bet aš noriu atkreipti, kad jūs aplamai esat pakankamai sėkmingi, kad gimėte čia dabar Lietuvoje ir tai vėl yra ir pakankamai pagrįsta. Pažiūrėkite, čia yra demografinis medis, taip, ir mūsų gyventojų amžiaus struktūra. Tai vat jūs esat, tikrai galima apie tai rašyti kur nors laikraštyje, topinė karta. Tikrai topas čia, ne? Kai besuktum, tai yra viršūnė. Ir jūsų yra dabar, artimiausiai perspektyvoje, po jūsų yra duobė. Nesusivaldo. Reiškia, po jūsų yra duobė. Vat matote, kas darosi po to. Dabar artimiausių 10-12 metų pastoviai stojančiųjų skaičius mažės. Čia yra raudonas spalva yra mergaitės, o ta melsva yra berniukai. Piramidė yra jaunesniuose amžiaus grupėse beveik simetriška. Po to, matome, išsikreipia ir vyresnėme amžiuje moteris dominuoja. Taigi, mėly kolegos, tikrai esat topinė tam kontekste, kad faktiškai galit nieko nedaryti, jeigu labai nepateksite į priklausomybių liūną, tai faktiškai sėkmingai konkuruosite darbo rinkoje. Beveik daug nereikia daryti. Minimaliai laikytis, reiškia, tvarkos, užbaigti studijas. Ir viskas bus gerai, kadangi faktiškai nebus iš to rinktis. Visus atsurinks. Tai tikrai yra ta didelė jūsų sėkmė. Aišku, po to bus problema su seneliais, kurių bus irgi labai daug. Ir kiekvienam iš jūsų teks išlaikyti beveik 3. Bet tai ne problemos. Senelės galės pasirūpins patys, taigi mėly dėstytojai ir kolegos, nepamirškite apie savo protėvių. Gerbiamas profesorius Albinas taip, reiškia, labai gerai ruošiasi jau šitam, turi bitės augina, viską, reiškia, tikrai save išmaitins, gali kai ką parduoti, aš manau, kiti irgi, jeigu labai dar pusių neturite ant rankų, aš kalbu apie tavo profesūrą, reiškia, ir dėstytojus. Tai nepamirškime vieną žodžią, tikrai maitintis mokėsim, išsimokėsim, o jūs laimingai konkuruosite darbo rinkoje, bet viskas nėra taip paprasta. Kad jums nebūtų per gerai, tai mes turim globalią rinką, ir viskas labai keičiasi. Pirmiausia, aišku, čia yra bendros tendencijos, jos būdingos ne tik Lietuvai, o visam pasauliui. Vidutinės įmonės dydžio mažėjimas. Aišku, aš čia per daug surašiau, bet visko kaip ir nutiesa, paskutinių klausimų galiu nepasakyti, pasiruošę savarankiškai. Taigi, auga žinių universalumas, tai šitą reikia nepamiršti, kad profesijos žinios taip siaurai, kaip yra pateikiamas, jau jūsų netenkins. Ypač didėja verslumo gebėjimų vaidmuo. Net, pavyzdžiui, filosofas arba naujo psichologo iš vis negalime kalbėti. Bet faktiškai, kaip istorikas, jeigu nori turėti papildomų pajamų, turi būti verslininku, kadangi faktiškai papildomos pajamos ateina per projektinės veiklas. Todėl reikia planuoti biudžetą, reikia planuoti santykius su personalu, panašiai. Taigi tokių visur, reiškia, dominuoja ta vadybinė paradigma, bet kokio lygio žinių sistemai. Tokiu būdu vidutinės įmonės dydžio mažėjimas, aišku, didina žinių universalumą. Taip, ypač reiškia tokiuose mažiau išsivyščiusiuose šalyse, kaip sakyčiau, Europoje, jeigu tu Lietuva, kur dar vis nesuvokia, kad žmogus su aukštųjų diplomų turi savo specifiką. Jis nori, kad jis kalbėtų angliškai, darytų projektus, matuotų, skaičiuotų ir panašiai. Žodžiu, tokios problemos čia pasitaiko. Taigi nenustebkite, tai yra paprasta.
Intelektualinio darbo vaidmens augimas, tai yra irgi suprantamas, seniai tas vyksta, bet ypač dabar svarbu yra kūrybinio gebėjimo svarba. Kadangi faktiškai žmonių yra, nėra kūrybingų žmonių, o kūrybinė prekė užtikrina monopolinę padėtį rinkoje. Suprantat, mažesniam sąnaudom galima pasiekti monopolinę padėtį, pateikiant rinkai, reiškia unikalų naują produktą arba paslaugą. Tokiu būdu kūrybiškumas ir sugebėjimai tokio pobūdžio faktiškai turi aukščiausią vertę bet kurioje srityje, ar teisė, ar inžineriniai, ar reiškia humanitarinių mokslų sferų. Atitinkamai pasitenkinimo vaidmens augimas. Sakau, čia labai kiekvienas punktas faktiškai galėtų būti atskira paskaita. Ekonominės veiklos įvairovės ir neapibrėžtumo didėjimas. Ta problema, kad mes jau ilgą laiką norim paruošti profesijų žemėlapį Lietuvoje. Jis beveik neturi prasmės. Kadangi rinka yra atvira, o sistema neapibrėžta. Koks žemėlapis reiškia profesijoms, jeigu jis duoda tik reiškia statinį vaizdą, o kai sąlygas diktuoja dinaminė aplinka. Gerai, dar porą žodžių. Darbo jėgos mobilumo augimas, jau buvo kalbėta apie migraciją, apie laisvą darbuotojų judėjimą, tai yra labai geras dalykas. Užimtumo lankstumo augimas, vėl nauja, visiškai nauja sistema. Pavyzdžiui, čia, kur rašau, teledarbas arba taip vadinamas nuotolinis darbas, dekanas kalbėjo apie nuotolinės studijas, tai faktiškai, mėly kolegos, tas nuotolinis darbas visiškai pakeičia visą tradicinį darbo vietos suvokimą, darbo organizavimą. Tai du amžiai, kas buvo kaupiama darbo organizavimo sferai, nuotolinio darbo atžvilgiu beveik neegzistuoja. Turime iš naujo mokytis, kaip naudotis, reiškia, tokiom galimybėm. Visai kitos kompetencijos, visai kiti principai. Ir visai į pabaigą šitų klausimų, tai yra konkurencijos darbo sferų augimas. Tai yra absoliuti konkurencija laisvoje rinkoje, faktiškai laisvai, reiškia, judančioj darbo jėgos aplinkoje. Ir čia yra tas end of work, arba šiuo metu jau klasikinis darbas, Jeremy Rifkin, kuris faktiškai įrodė, kad augant technologiniams, technologiniai gamybai, stiprėjant informacinių technologijų panaudojimui, mažėja žmogaus poreikis gamybos sferoje. Tokiu būdu užimtumas darosi vis labiau geidžiamas ir sunkiau užtikrinamas veiksnys. Faktiškai žmogus gamybinė sistema vis mažiau reikalingas. Be žmogaus galima pagaminti daugiau, pigiau ir greičiau. Tai tokiu būdu vieta žmogui turi būti atskirai plėtojama ir labai sveikinam, kad pas mus atsirado socialinės politikos programa, kuri kaip tik tam ir tarnauja. Dabar atskirai kiekvienos valstybės programai turi būti atskiros pastangos, kad žmogui užtikrinti vietą sistemoje. Gamybą gerovę galim plėtoti be jo, be žmogaus. Faktiškai tai yra absurdas. Kam reikalinga gerovė be žmogaus? Kam mums reikalingas BVP augimas, mažėjant piliečių geroviai? Kam reikia taupyti, kad augtų skurdas? Faktiškai labai rimti klausimai. Gerai, bet čia yra kitos paskaitos tema. Ir ką mes galim pasakyti iš to, ką mes tyrinėjom pas mus Lietuvoje. Ekonomikos nuosmukio metu 2009-2010 metais mes atlikom tam tikrus tyrimus, reiškia, darbo rinkos ir užfiksavom, kad faktiškai ir ekonomikos nuosmukio, ir globalios konkurencijos rezultatas yra beveik tas pats. Nuvertėja formalios kompetencijos ir aukštųjų mokyklų pranašumai. Pats diplomas ir formalus įrašas mažai ką pasako. Darbo rinkoje darbui nereikalingas žmogus pagal diplomą. Labai greit paaiškėja jo netinkamumas arba jo negebėjimas atlikti realių darbų. Tokiu būdu B punktas padidėja praktinių gebėjimų vertė. Nepriklausomai nuo jūsų profesinės kompetencijos. Vis tiek praktinė vertė. Filosofas tas pats, tai gali būti dėstytojas, bet vis tiek praktinė vertė. Dėstyti, padidinti taip vertę, patraukti dėmesį ir panašiai. Visur tas pats mokytojas. Tai ne praktinė vertė kalti reiškia su plaktuku. Mokyti, išlaikyti socialinio darbuotojo. Taip, prie kliento, reiškia santykis, pasitikėjimas ir panašiai. Seselės, visur tas pats. Praktinė vertė. Sumažėja darbo pagal įgytą specialybę, kvalifikacija galimybė. Taip, kadangi, sakau, didėja įvairovė ir mažėja siaurų kvalifikacijų ribos. Atitinkamai sumažėja kvalifikacijos tobulinimo galimybės, kadangi mažėja galimybė laisvai disponuoti finansiniais ištekliais. Jų trūksta, kaip matote, reiškia mažėja socialinės programos, išvis socialinės programos visom pasaulyje. Faktiškai užkoduota, globaliai konkurencijai užkoduota tendencija mažinti socialinės išlaidas. Vėl sakau, tai būtų kitos paskaitos tema.
Na ir dar šiek tiek iš to, ką mes galim padaryti, kokias išvadas, kad ūkio sistema negarantuoja, mėly kolegos, ūkio sistema negarantuoja užimtumą net turinčiam paklausiausią profesiją. Kaip gerai bebaigtumėt, vis tiek atskirai reikia rūpintis padėtimi darbo rinkos savo užimtumu. Galėtų labai sėkmingai būti studijose, kaip galėtų būti sėkmingai mokyklose. Aš prisimenu pagal savo mokyklą, tie, kurie baigė raudonais diplomais, jie dabar nelabai matomi visuomenė ir jų pajamas vidutiniškai nėra geriausi. Iš mano reiškia laidos. Tokiu būdu, aišku, atitinkamai tas taikomas studijoms. Todėl, aišku, reikia studijuoti gerai, bet tai dar ne viskas. Tai faktiškai tik vienas iš dalių. Iš kitos pusės tik aukštos praktinio darbo kompetencijos gali užtikrinti darbo ekonominės krizės sąlygom. Faktiškai krizės ir tos globalios konkurencijos sąlygom. Aš jas, kaip matote, sulyginu. Ir paskutinė, ką galima sakyti, tai reikia vengti mokymusi dėl mokymusi. O siekti mokymusi dėl naujų kompetencijų ir realių gebėjimų dirbti praktinį darbą. Faktiškai turim kalbėti, turim ruošti, ką mes ir darom pas mus, bet faktiškai tai yra, turi tapti normą, reiškia, ruošti intelektualius praktikus. Bet koks geras būtų dėstytojas, faktiškai viską priklauso nuo besimokančių. Tai viską, kaip ir gyvenimą, negalima padaryti savo vaikams laimingų gyvenimą. Kiekvienas turi daryti savo gyvenimą pats. Taip pat ir jūs. Kokios būtų paskaitos ar seminarai, faktiškai sugebėjimas paimti, reiškia, pasinaudoti tam galimybėm sąlygoje, kad jūs tapsite labiau pasiruošę ar labiau konkurencingi. Taigi, mėly kolegos, faktiškai įgyjamas išsilavinimas, aišku, ne nuo čia reikėtų pradėti, tai reikėjo kalbėti gal prieš 5-7 metus, kalbant su jumis. Bet įgyjamas išsilavinimas turėtų mažinti žmogaus užimtumo priklausomybę nuo atsitiktinių darbo rinkos svyravimų. O čia yra tikrai vertė. Kadangi laikas yra brangus, gyvenimas pakankamai trumpas, viskas kainuoja. Tik jeigu darot išlaidas, ar energijos, ar finansinės, nepamirškite, studijos atžvilgių, visą tai turėtų tarnauti jūsų stabilumui, jūsų visuomeniniam stabilumui, jūsų gyvenimo stabilumui. Ir kas liečia profesiją, profesinę veiklą, tai faktiškai tai yra nepriklausomybė nuo rinkos svyravimų, kurių neįmanoma išvengti. Ir iš kitos pusės, polinkio realizavimas turi prioritetą prieš materialinę naudą. Aš manau, dalis čia su manimi nesutiksite. Gal mūsų fakultete tai gal kaip tik sutiksite, bet vis tik ne visi. Todėl yra vieta pereiti prie kito, reiškia, klausimo, tai yra, o kasgi tuomet sąlygoje, reiškia, ir kaip galima, kokiu pagrindu aš galiu teikti tai, kas yra parašyta žalią spalvą. O jūs apačioj matote tekstą ar nelabai? Aš skaitau, kas yra, bet kaip jis trukdo, taip? Čia nenumatyti. Reiškia, gerai, dar kartą perskaitysiu žalią spalvą, parašyta, kad polinkio realizavimas turi prioritetą prieš materialinę naudą, pasirenkant profesinę veiklą. Taigi, kaip tas yra susieta, kokiu pagrindu aš galėjau teikti, kad iš tikrųjų taip yra, jeigu mes viską kalbam apie pinigus, pajamas ir liktai padėtis rinkoje, profesijos atžvilgių, reiškia, postai, pozicijos sąlygoje iš tikrųjų karjeros vertė. Tai aš noriu sakyti, kad jau taip nėra. Taigi labai trumpai apie karjeros sampratos evoliuciją. Faktiškai karjera iš lotynų kalbos reiškia kelią, kryptį arba veiksmų eigą. Ir karjeros sąvoka rodo žmogaus judėjimą laike ir socialinėje erdvėje. Taip, ir per dinamiką laike, taip, ir reiškia mūsų pati socialinė erdvė. Dažniausiai ta socialinė erdvė buvo tapatinama, faktiškai taip šiandien darė pasisakydamas dekanas, su profesinė ir organizacinė veikla. Daugiau su profesinės minėjo, ne? Bet taip pat reiškia organizacinė. Tai yra tas dažniausiai naudojamas lygis. Tačiau jau 19 amžiaus pradžioj Maksas Weberis reiškia išplėtojo karjeros sąvoką ir suteikė jai pozityvios profesinės veiklos reiškia prasme. Ir labai pabrėžė, reiškia, savo darbais karjeros reikšmę organizacijai, jos efektyvumą. Jeigu kam įdomu, tai dėl Makso Weberio, tai mūsų čia auditorija visi mato turbūt profesoriaus Norkaus, ne? Tai tikrai tą temą galima, reiškia, kreiptis, jis apie Maksą Weberį žino turbūt daugiausia čia pas mus. Taigi, Weberis faktiškai įtvirtino tą instrumentinę paradigmą, kad žmogus į galimybę judėti profesinė veikloje faktiškai pozityvus dalykas ir efektyviai turėtų būti naudojamas kiekvienoje organizacijoje. Tačiau jau 20 amžiaus pradžioj buvo pastebėta ir vis labiau akcentuojama, reiškia, individualių interesų ir žmogaus bruožų įtaka karjerai. Kad aišku, žmogus taip, jis turi judėti, atitinkamai tas įtakoje, reiškia, bendrai sistemai,
tačiau neturi būti tai visiškai aklai daroma plėtojama už žmogaus individualių interesų ribų. Bet 20 amžiaus pradžioje tai buvo pirmi žingsniai faktiškai tik šitas pradėjo formuoti. Ir tik tai jau 20 amžiaus antroji pusė buvo suformuluotos, reiškia, objektyvios ir subjektyvios karjeros principai, kuomet vis labiau karjera yra artinama prie žmogaus individualių interesų. Ne prie sistemos, ne prie pozicijos, ne prie pajamų, o prie individualaus žmogaus siekių. Ir čia, mėly kolegos, faktiškai galima drąsiai teigti, kad iki 21 amžiaus pradžios, realiai tai nuo 18 vidurio, karjeros samprata evoliucionavo nuo objektyvaus instrumentinių suvokimo prie, reiškia, subjektyvaus personalinio. Ir realiai šiandien karjera, tai tokia, į kurią gal jūs turėtumėte orientuotis, nors aišku, esat laisvi pasirinkti, faktiškai turėtumėm suvokti ją kaip tam tikrą individo tapatumo dinamiką. Taip? Ne vadovas ar pavaldinys ar valytojas, o individo tapatumo dinamika. Ir kiekviena iš mano išvardintų pozicijų gali būti labai teigiama, kadangi jos mato vienetas yra pats individas. Taip? Tokiu būdu, kurios, reiškia, tos dinamikos faktiškai kokybė pagal savo nustatytus kriterijus dar vertina pats individas. Jūs, kiekvienas aš ir kiekvienas čia esantis. Taip? Ir realiai, pavyzdžiui, jau matom, kad tokiu būdu karjera neužsidaro profesinė veikloji. Apima laisvalaikį faktiškai visą gyvenimą. Ir čia aš parašau kaip teigiamą pavyzdį daugiavaikio tėvo karjerą. Taip, daugiavaikio tėvo karjerą, tai pagrįstai galima kalbėti. Tai neaišku, kuris iš mūsų laimingesnis, kalbant apie gyvenimo visumą. Ir atvirkščiai tyrimai rodo, kad kaip tik reiškia dideli pasiekimai visiškai būna netapatinami su tikru pasitenkinimu gyvenimu. Taigi realiai, faktiškai vis labiau nauji modeliai, karjeros modeliai artina karjeros suvokimą prie asmeninių, reiškia, žmogaus polinkių ir pasiekimų. Ir čia realiai, pavyzdžiui, parašau jums vieną iš galimų modelių, tai yra savirealizacijos projektas, karjera kaip savirealizacijos projektas, ne? Edvardso ir Weizmano. Ir jie iš vis reiškia, aš sakyčiau, ta kraštutinė, aišku, koncepcija, todėl aš ją čia panaudoju, yra žymiai daugiau kitų, pavyzdžiui, bet jie atskirai formuluoja, kad pats individas sudaro scenarijų, pats vaidina ir pats vertina savo pasiekimus. Ir aišku, visą plijadą čia jau turbūt nematote, tai yra kaleidoskopinė, Lego, portfelio, pavyzdžiui, karjera, tai faktiškai visos jos kaip tik eina tą pačią kryptimį. Ta mano, reiškia, savirealizacijos projekto sistema ir labiausiai išreikšta. Bet dabar turbūt laikas sustoti. Jeigu pats individas sudaro scenarijų, jūs patys sudaro scenarijų, po to, aišku, vaidinate ir vertinate. Ar turit pakankamai galių tai padaryti efektyviai? Ko remiantis jūs darot tos scenarijus? Aš irgi buvau tokiai pozicijai kaip jūs. Nežinau, apie tai gal vėliau pasakysiu. Taip, mėly kolegos, čia reikėtų gal pasinaudoti, aš pasinaudojau sistemo teorijos teiginiais, kurie leidžia mums atsakyti į klausimą, kas čia vyksta. Čia trumpai labai reikėtų pasakyti, kad faktiškai Čilės biologai, taip Varelas ir Maturanas, jie užfiksavo teiginį, suformulavo, kad gyvos sistemos funkcionuoja kaip uždaras pačios iš savęs besivystančios sistemos. Tai yra autopoetinis ir savireferencinis. Tai yra sistema, kiekvienas jūs čia esantis, jūs suprantate tik save. Kaip jums atrodytų, kad jūs puikiai suprantate šalia esantį, draugą, vyrą, tėvą, mamą ir panašiai, faktiškai jūs suprantate iš dalies. Bet suprantate taip, kaip jūs juos suprantate. O mes kiekvienas atskirai esame uždara savireferencinė sistema. Taip yra. Ir ne tik gyvos sistemos, faktiškai visos sistemos, kaip po to vėliau buvo įrodyta. Tai reiškia uždara savireferencinė sistema. Tai yra vidinė informacija, jinai kitaip reiškia užkodota. Gyvoj sistema reiškia genofondo pagrindu, mūsų sistema tai gali būti informacijos atitinkamo reiškia suvokimo pagrindu. Bet realiai tai yra vidinė sistema, yra giluminė uždara sistema. Žmogaus atžvilgių, psichinės sistemos, žmogaus funkcionavimą sąlygojantis efektyvumas irgi yra ta uždara sistema, mes ją galime vadinti individuali motyvacinė sistema. Taip, motyvacinė sistema. Tas pats gali būti ir sėkla, jinai turi tai irgi motyvacinė sistema, tik kitaip sukodota.
Bet realiai, kas sudaro mūsų tą individualią motyvacinę sistemą? Tai yra, kas sąlygoja mūsų pasirinkimus, to scenarijaus sudarimą arba jo vertinimą? Faktiškai tai yra tam tikrų poreikių, vertybių ir nuostatų susieta visuma. Poreikių, vertybių ir nuostatų. Kodėl jie yra tokie pas jūs, ar kitokie? Tai jau kitas mokslas, čia kolegos psichologai jums viską išdėstys. Bet taip yra. Poreikių, vertybių, nuostatų susieta visuma. Jos pagrindų jūs daro sprendimus. Jūs sudaro scenarijų, atitinkamai vertinant savo pasiekimus. Aha, tai jeigu taip iš tikrųjų yra, tai pažiūrėkite. Poreikių, vertybių ir nuostatų susieta visuma. O poreikių, vertybių ir nuostatų patenkinimas, kas tai yra? Taip ir gaunasi, mėly kolegos. Mes dabar žinai, kodėl laimė. Viskas yra taip, kaip jūs norite. Įstojote, gavot gerą butą be tėvų, tuoj pirksit mašiną, tuoj laisvai važiuosit po paskaitų ir viskas klaus, super. Ir tada pradedam kalbėti apie laimingą gyvenimą. Tai faktiškai laimės priežastis yra vertybių ir nuostatų poreikių susieta visuma. Tai, ko džiaugitės, pirmą turėjot savo individualią motyvacinį sistemą. Ir nieks nedžiugins jūs, kas nebuvo sudėta. Jeigu, pavyzdžiui, lankyti paskaitas, tai buvo atavizmas. Tai kaip jūs gali džiaugtis ateinant į universitetą? Ne? Rezultatas buvo daug, diplomas, o gerai, paskaita buvo nesąmonė. Ir taip ir tęskite šitą, nekeiskite savęs, nelaužykite, džiaugitės gyvenimą. Taigi, mėly kolegos, faktiškai žiūrėkite. Tas laimės suvokimas, pasirodo, yra pakankamai paprastas dalykas. Jeigu tą iš tikrųjų noriu, tai tą galiu pasiekti. Taip? Tai tas mano nuostatų vertybių visuma, tai yra projekcija to, kas suteiks man džiaugsmą. Tai reiškia, prie ko vedu? Tai realiai vedu prie to, kad karjera, tai yra irgi pasirinkimas. Taip? Karjera yra integralinis laimės elementas. Ir nieko daugiau. Taip, kaip formuoju savo poreikius, atitinkamai atpažįstu savo veiksmus, atitinkamai priimu sprendimus. Taigi tada šiek tiek reikia daugiau pasakyti apie tą pačią laimę. Kas tai yra? Aišku, klausimas labai platus, faktiškai jau turėtume baigti paskaitą, neverta pradėti, kadangi klausimas yra senesnis negu žmogaus raštas. Bet labai trumpai. Iš antikos laikų žinom 4 kategorijas. Čia labai sakau paviršutiniškai. Fortūna. Fortūna iš graikų kalbos sėkmė arba sėkmė sąlygojama išorinių veiksnių. Tai lietuviškai tinka žodis sėkmė. Tai yra pasitenkinimas sąlygojamas išorinių veiksnių. Labai trumpai sakau, visiškai nevažiuosiu, nežinau, kada mes pradėjome. Gerai. Kita kategorija tai yra felicita. Felicita arba džiaugsmas. Taip ir kalbama, kad esu laiminga, bet faktiškai nupirkau gražią suknelę. Tai fragmentas. Taip, bet gali būti labai didelis džiaugsmas. Atinkama laimiai labai ilgą laiką, tarp kitko, antikos laikais ir faktiškai viduramžiais dominavo eudemonijos kategorija laimės suvokimai, kaip gėrio turėjimas. Ir visas diskursas, čia ponas prorektorius žymiai plačiau galėtų pateikti, visas diskusija buvo dėl gėrio turinio, kas sudaro tikrąją gėrį. Pavyzdžiui, drąsa. Drąsa buvo, pavyzdžiui, Spartoje. Spartoje drąsa arba mirtis reiškia už tėvynį, prašau. Ir tas drąsos nepriklausom, ką jis turėjo, su ko jis gyveno. Drąsa, kaip aukščiausiai vertybė. Po to reiškia, aišku, dominavo krikščioniškos vertybės. Tačiau artimiausias šiuolaikiniam, reiškia, žmogui yra ta 4 kategorija beatitudo. Beatitudo, kaip pasitenkinimas sąlygojamas vidinių veiksnių. Vidinių veiksnių. Ir mums, aišku, šita kategorija yra artimiausia ir dabar jinai, aišku, labiausiai naudojama, reiškia, asmens gerovės teorijose. Taigi, iš vienos pusės pasitenkinimas, reiškia, sąlygos vidinių veiksnių, o iš kitos pusės, aišku, beatitudo numato gyvenimo visumos vertinimą. Ne fragmentą, nors, aišku, fragmentai svarbus, bet gyvenimo visumos. Ir maždaug iš tokios paradigmos mes ir išeisime. Taigi, realiai, mėly kolegos, kalbant apie laimę, tai sakau, čia
tiek žmonių, tiek nuomonių ir visi teisingi, kadangi laimė yra subjektyvi kategorija. Todėl giliau gilintis faktiškai kaip ir nėra pagrindo. Iš kitos pusės yra tam tikri pagrindiniai 3 elementai, kurie sąlygoja laimę. Tai yra pagrindiniai laimės veiksniai. Įgimtos predispozicijos, taip? Pavyzdžiui, gerbiamas dekanas, matot, nėra žilas, o aš žilas. Jo predispozicija tam kontekste yra kaip ir kita. Teigiama ar neigiama, tai dar pasimatys, ne? Atitinkamai, kažkuris geriau išsaugo sveikatą. Taip? Kitas, tai yra predispozicijas. Kažkana tėvai daugiau turi, o viskas tai yra tam tikras gydėm Lietuvoje, o ne Šri Lankoje. Arba nedaug dėvė Sirijoje dabartinė. Tai predispozicijos. Aišku, jos daro įtaką. Aplinkos įtaka. Aplinkos įtakas, tai jau faktiškai veiksmas, kuris vyksta dinamiškai, tai pavyzdžiui, vyriausybės politika. Mes, ačiū Dievui, turim labai efektyvią, tai džiaugiame. Ir asmenės pastangos. Irgi jos yra skirtingos, bet realiai čia irgi yra mūsų pasitenkinimo arba nepasitenkinimo šaltinis. Tai reiškia 3 pjūviai pagrindiniai. Vėl galim ginčytis, čia per paskaitas pas mus daugiausiai ir yra, reiškia plati diskusija, bet faktiškai už šitų 3, ką mes įdėsime tos pozicijas, tai gali būti ginčas, bet faktiškai tos grupės išlieka 3 pagrindinės. Bet iš tikrųjų, ar jos yra objektyvios ar subjektyvios? Ar tikrai jos yra tokios, kurių negalima keisti? Pasirodo, kad viskas labai paprasta. Įgimtos predispozicijos, tai faktiškai yra suvokimas. Gera šalis. Sirijoje. Gal ne vienam iš jūsų būtų visai įdomu dabar gyventi Sirijoje. Kadangi mes esame labai skirtingi. Daugelis, aišku, nori ramiai gyventi, džiaugtis, reiškia, Lietuvos krepšininkų pergalėm, bet ne visiems tai yra labai svarbu. Ne visiems. Jų suvokimas gali pakeisti, atstoti dalį tų, reiškia, įgimtų predispozicijų. Aplinkos įtaka. Taip, dėstytojas geras, tėvai. Tai faktiškai suvokimas. Galima mylėti blogiausius tėvus ir gerbti. Ir neturėti pretenzijų, kad kažko nepadarė. Galima to nedaryti. Atitinkamai asmenės pastangos. Aišku, aš galėčiau nudažyti plaukus ir turėti irgi visai neblogą ševeliūrą. Bet gal nereikia, gal tais laikas ir mes būsim panašus. Taigi aišku, suvokimas, mėly kolegos, suvokimas. Dar čia yra pačioj, jūs nematote, čia yra parašyta, kad visos tikrovės suvokimas, o ne tik mūsų pageidaujamos dalies, bet tai būtų kitos paskaitos tema. Esmė. Laimė tai ne tiek materialinė tikrovė, kiek jos suvokimas ir kryptingos pastangos. Aišku, galima ginčytis. Bet šitas padeda gyventi, jeigu tinkamai suvokti. Vienas iš mūsų, reiškia, bendramžių pastebėjo, tai yra Dalai Lama, kad visas mūsų gyvenimas yra nukreiptas laimės link. Visas mūsų gyvenimas yra nukreiptas laimės link. Mes bandom per paskaitas atrasti, kas yra daugiau negu laimė arba kitaip negu laimė, kalbant apie gyvenimo prasmę, tikslą geresnį. Ir neišeina. Bet faktiškai jis nepasakė nieko naujo. Ir, žinoma, seniai buvo taip suvokiama, kad laimė, kaip ją apibrėžtume, bet ypač jeigu mes ją akcentuojam kaip beatitudo kategorijos išraiška. Beatitudo, kadangi faktiškai nuo savęs negali pabėgti. Kai negali nuo savęs pabėgti, tai faktiškai tas asmeninis pasitenkinimas tampa dominuojančia paradigma. Tai laimė yra visų žmogaus poreikių suma ir nėra nieko, kas būtų aukščiau už ją. Reiškia, teiginys senas kaip pasaulis. Bet čia porą citatų. Paskalis formulavo tą klausimą, rašydamas, kad visi žmonės be išimties trokšta laimės. Nežiūrint skirtingų priemonių, visi siekia to paties tikslo, tai mūsų visų veiksmų paskata. Feuerbachas šitiek vėliau, bet faktiškai kalba apie tą patį, kalba apie laimės valią ir rašo apie laimės instinktą. Kaip jis bebūtų išreikštas, nepaneigiant, kad tai yra subjektyvi kategorija. Ir kas patinka vienam, nepatinka kitam. Tai normalu. Jiems neturi būti patikti tas pats. Freudas sakė apie malonumą. Malonumo dėsnis apsprendžia žmogaus gyvenimo tikslą. Aišku, su to malonumo reikia atsargiau. Aš dar prie to malonumo vieną kartą grįšiu, bet čia kaip tik jau yra ne taip laimės ir malonumo santykiai yra pakankamai įtemptas. Ir ką čia dabar galima einant į pabaigą? Aristotelis, aišku, kad taip jau jis pirmas pastebėjo tą kompleksiškumą, kalbėdamas apie
tai, kad tai nėra vienos kategorijos išraiška. Iš kitos pusės Boecijus, reiškia epokų, sakyčiau, epokų sandaros mąstytojas, bet faktiškai irgi kalbė tą patį, kad tai tobula būsena, tobula to, kad jungia visas gerybės. Tai aš kalbu apie laimės kaip visumos suvokimą. Ir aišku, Kantas, kaip visada teisus. Visų mūsų poreikių, laimė tai visų mūsų poreikių, polinkių patenkinimas apimties arba įvairovės intensyvumo ir pastovumo patvarumo požiūrių. Reiškia tokia pakankamai sudėtinga kompleksinė kategorija ir jinai yra pagrindas definicijai apibrėžti. Definicija reikalinga moksliniam pažinimui. Nors kategorija yra subjektyvi, mes turime apibrėžti, jeigu norim ją pažinti, mes turim susitarti dėl kategorijų. Tokiu būdu darbinės apibrėžimas galėtų būti toks, kad laimė tai yra pilnas pastovus pasitenkinimas gyvenimo visuma. Pilnas pastovus pasitenkinimas gyvenimo visuma. Kiekvienas žodis yra kontroversiškas, reikalauja komentaro faktiškai atskiros paskaitos. Tačiau mes vis tik turim kažkaip užbaigti ir aš tokiu būdu detalizuodamas kiekvieną terminą pasiūlau 2 laimės tokius jau tikrus apibrėžimus ir jie yra panašus, bet skirtingi. Ir kuomet jie yra pateikti kartu, faktiškai prasideda diskusija, kuris iš jų yra teisingesnis. Pirmas skamba taip. Matote, šiek tiek gerai. Laimė yra pastovus, pilnas ir pagristas pasitenkinimas gyvenimu. Laimė yra pastovus, pilnas ir pagristas pasitenkinimas gyvenimu. Laimė yra gyvenimas, vedantis link pastovaus, pilno ir pagristo pasitenkinimo. Jūs, aš jaučiu, nelabai, čia dar bus blogesnių skaidrių, bet taip turi būti, žinokit, kadangi tema labai miglota, tai ir skaidris turi būti atitinkamai parengtos. Taigi, mėly kolegos, mes turim laiko diskusijai. Jeigu prisiminsit, apgalvokit prie alaus. Bet čia tiesiog šiek tiek yra. Gal dėstytojai padės, jeigu bus norinčių gilintis. Ne, apie alų aš daugiau nekalbėsiu, gerbiamą dekanę. Ne. Ne, aš dar turiu 10 minučių, atrodo. Supratau, nežinau diskusijų. Ne, būtų per paprasta. Na gerai, visai tikrai einam į pabaigą. Faktiškai, mėly kolegos, reikia nepamiršti, kad kokia būtų definicija, laimės sąlygoje 2 rūšių veiksniai. Tai yra subjektyvius ir objektyvus. Grubiai jos galima suformuluoti kaip sveikata ir nuostatos vertybės, tai kas yra subjektyvo įgimta. Aišku, galima kiekvieną įtakoti, sveikata irgi. Ir objektyvus valstybės gerovė, asmeninė gerovė, darbas, pastangos. Čia, matom, darbas, pastangos, vėl sutinkam tą instrumentinį požiūrį į karjerą. Taip, darbas, kaip reiškia, toks pasyvus dalyvavimas darbo rinkoje. Iš kitos pusės, aišku, tarp subjektyvių ir objektyvių veiksnių, jeigu maždaug klausėtės paskaitos be ausinio ausyse, tai gal jaučiate, kad faktiškai tarp jų turėtų būti labai tamprus ryšys. Ir iš tikrųjų jis yra. Ir prie tam tikrų nuostatų, faktiškai poveikio erdvė pastovi yra nuostatos, vertybės ir poreikiai. Taigi prie tam tikrų nuostatų subjektyvūs veiksniai gali būti kompensuojami. Objektyvių veiksnių trūkumą gali kompensuoti objektyvių veiksnių trūkumą ir atvirkščiai. Įsivaizduoti, dar labiau mes akcentuojam, kad materialus pasaulis ir mūsų padėtis, mūsų pasitenkinimas yra fragmentinis, jeigu iš tikrųjų teisingai suvokiam veiksnių ir reiškia funkcijų santykius. Ta reiškia proga, kad būtų galima įtakoti materialinio pasaulio teikiamas malonumą arba nemalonumą mūsų atžvilgių, turi būti tam tikros išpildytos sąlygos. Pirmiausia, būtinas sąmoningumas. Tad mes sveikinam jūs čia atvykusius į universitetą studijuoti. Ir iš kitos pusės, aišku, aktyvumas, lankstumas, tai ką sakiau. Išorinės pastangos, išorinė pagalba yra tik sąlyginai efektyvi. Viskas labiausiai sąlygoma asmeninio aktyvumo. Ta proga galima prisiminti Seneką, kuris pasakė savo laiku, kad laimingas gyvenimas yra tada, kai žmogus moka naudotis likimo dovanomis, netapdamas jų vergų. Čia tom dovanom gali būti ir
nemalonus dalykai, nes galima tapti ir nemalonių dalykų vergu. Taigi čia apie Seneką. O kas dabar, mėly kolegos? Jau netoli pabaiga. Dabar yra taip, kaip yra. Mūsų šiuolaikiniam pasaulyje vis labiau užteršiama aplinka ir vis labiau išaukštinamas tuščio vegetavimo, dažnai net parazitavimo blizgesys. Vegetavimo blizgesys. Malonumus vadinant pasiekimais. Čia yra proga prisiminti Freudą. Malonumus vadinant pasiekimais. Taigi ne kiekvienas malonumas yra iš tikrųjų laimės šaltinis, bet kiekvienas laimės šaltinis yra malonumu. Ir iš kitos pusės, gerai pasakė Nikolajus Rerichas, daug apgaulės ir melo, bet labiausiai baugina laimės klastojimas. Kaip galima tuomet smerkti tos, kurie siekdami malonumų padaro nusikaltimus, jei jiems nebuvo atskleistas pasiaukojimo ir doros grožis ir vertė. Taigi nesmerkime nusikaltėlius. O iš kitos pusės, čia mes džiaugiamės, kadangi universitetuose yra viena iš vietų, kur faktiškai ta grožis, doros ir pasiaukojimo grožis ir vertė yra formuojami. Šalia šeimos ir mokyklos. Aišku, ne visiems pavyksta tai padaryti tinkamai, atleiskime jiems. Bet mes, aišku, pasistengsim, kad jums tos doros, grožio ir vertės, šiek tiek padidėtų. Ir faktiškai būtų vieta užbaigti ir laikas. Bet dar liko apie maistą. Kadangi dar porą minučių yra, tai gal namuose turėsite mažiau darbo. Maistas, mėly kolegos. Prie ko čia dabar tas maistas? Faktiškai turime apibrėžti. Maistas, tai substancija, tinkama organizmui, atkreipkite dėmesį, tinkama organizmui. Ir naudojama kaip energijos maistingų medžiagų šaltinis. Viskas čia turi būti. Iš kitos pusės prieskoniai. Prieskoniai naudojami pagerinti maisto skonį ar aromatą, sukelti apetitą ir užslėpti nepageidaujamas savybės. Ir tai viskas paprasta. Tačiau, maistas vis labiau tapatinas su prieskoniais. Įsivaizduojate? Todėl įmanoma gaminti maistą be maistingų medžiagų ir mažai tinkamai organizmui. Faktiškai prieštaraujame pagrindinį maisto paradigmai, bet mes perkam ir esam laimingi. Įsivaizduojate? Čipsus uždrausta pardavinėti mokykloje. Įsivaizduojate? Tai reiškia, jie prieštarauja tai paradigmai, bet jie parduodami, reaguojant į prieskonių poveikį. Tai čia būtų toks pavyzdys. Nežinau, dabar greitai reikia į pabaigą, kiekvieną alegoriją gal aš jau neaiškinsiu, bet faktiškai tas pats yra su laimė ir karjera. Jų pagrindą sudaro individo poreikiai, nuostatos ir vertybės. Tačiau tos poreikius, nuostatos ir vertybės galima formuoti ne gerų pavyzdžių. Ten parašyta, bet beveik neįskaitomai. Apie gerus pavyzdžius praktiškai daro nepriimta kalbėti visuomeniai. Įsivaizduojate? Bet galima tai vaidinti. Ir čia, aišku, labai didelis pasiekimas yra gerbiamo Edvardo Bereso, viešųjų ryšių tėvo, pradininko, kuris žinodamas tą psichologinį priklausomybę, kad žmogaus pasąmoningi motyvai žymiai dalimi sąlygoje jo priimus sprendimus, pasakė, kad galim tai išnaudoti. Ir reiškia jau po to žymiai vėliau, bet Deilas Kerneris, turbūt daugelis skaitė tą knygą, kaip įsigyti draugų ir panašiai, tai jis ir rašo, kad darbdaviui patinka sąžiningas darbuotojas. Visada darykite sąžiningo darbuotojo įspūdį. Jis nerašo, būkit sąžiningi, jis rašo, darykit įspūdį. Tai vat matote jums ir prieskoniai be maisto. Ir faktiškai sunku pasakyti, kad taip turi būti. Gal galima maitintis prieskoniais, o visa kita kažkaip ten, gyvenimo trukmė mūsų ilgėja, gal viskas bus normalu. Sunku pasakyti. Aš tik noriu, bebaigdamas, palinkėti jums laimingo gyvenimo ir studijų metu, ir po jo. Ačiū už dėmesį.